Jeigu jūs operavotės Turkijoje ar Tailande ar kažkur ir jūs turite problemą, jums bus labai sunku surasti kažką tai Lietuvoje. Kas norėtų kažką padėti, koreguoti, keisti. O kaip jūs mano dabar šitos paieškos naujų chirurgų gurų vakaruose? Girdėjom ir jau medijai dalinasi kai kurios mūsų žinomos moteris, kad važiuoja persioperuoti ar pakoreguoti operacijų į Prancūziją ar kažkur kitur. Viskas tvarkoja, žmogus renkasi, ką jis nori, kur jis nori daryti. Ar ten dirbama kitom technologijom, ar tiesiog kalba eina apie rankas kaip menininko, kad kitam tu menininkui atiduodi savo, tarkim, veidą? Lietuvos plastinė chirurgija yra europinio lygio ar pasaulinio lygio. Galima surasti, kaip ir visur, geresnių chirurgų, prastesnių chirurgų. Tas pats yra ir Turkijoje, tas pats yra ir Prancūzijoje, tas pats yra visur. Yra geresnių chirurgų, yra blogesnių chirurgų. Jeigu žmonės turi gerą patirtį su užsienio chirurgais ir jeigu nori ten operuotis, viskas tvarkoja, žmonių pasirinkimas. Jeigu kažkas nori operuotis nosį Turkijoje, viskas tvarkoja. Taip pat žmonių pasirinkimas. Tik yra viena problema. Jūs turite padaryti namų darbus, kaip tai atrodo tos nosis, ar jos nebus barbės nosis, ar jos nebus visos vienodos nosis. Ir kitas dalykas, ar jūs būsite pasirengusi, esant tam tikrai problemai, skristi vėl ten ir vėl tai koreguoti.